Tai ką, sveiki visi. Pas mane jau veikia 5G ryšys, žinai. Ką tik nusiskutau. Buvau 3 ar 4 dienas buvau nesuskutęs. Ką tik nusiskutau, kad atrodyčiau normaliai, žinai. Čia vat maišiukas su vandeniu. Tai ką? Ai tiesa, reikia išsitraukti lauktuvų. Va, lauktuvės. Oba, matai. Ir dar antras toks čia yra. Dar čia yra antras. Tai va. Tai ką, sakė būtinai prie kaseko. Tai dabar aš palaižysiu, sakė, reikia palaižyti šitą popierių, kad jisai nesudegtų anksčiau laiko. Бля. Бля. Kažkoks keistas aromatas, žinai. Maišyta su geltonu Camel tabaku iš cigarečių. Tai didžioji mūsų kelionės, tai va, jau šio mėnesio didžioji kelionė baigta. Nu kaip, šį mėnesį jau viskas, daugiau turbūt tiek nekeliausiu. Blet, geriau nei kokosas eina. Kokosas jaučiu tokių net nerūko. Tai ką, žinai, paskambino man užimtumo tarnyba ketvirtadienį, sako, davai, sako, važiuok pas mane, sako, bus, žinai, tipo, bus šniūrų, bus darogų, žinai, kokanės, jo, kokanė. Tai žodžius, tai vakar aš ėjau į darbą, 8 valandai, pusę 8 buvau darbe, iki be 15:10 padirbau ir sakau, karočiui, sakau, man labai reikia, sakau, jie dalykau uvažiavau, žinai, tipo, tai darbuotojai, kuri mane prižiūri, sakau, man labai reikia, sakau, jie dalykau uvažiavau, sakau, na Joniškį, žinai, sakau, Latvijų, sakau, uvažiavau, žinai. Sako, gerai, sako, gali eiti ir, karočią, aš nuėjau iki licėjaus stotelės ir ten paskui po 2 minučių atvažiavo autobusas, tai aš net parūkyti nespėjau. Tai aš net parūkyti, žinai, nespėjau. Tai ką aš padariau, nuvažiavau į stotį ir buvo traukinys be 15:11. Aš 9:30 pasiėmiau telefoną, pabaigiau darbus, 9:30 pasiėmiau telefoną, blet, žiūriu, rezervuota. Blet, galvoju, kas čia rezervuota? Pasiskambinau į stotį, sako, blet, sako, visi bilietai išpirkti, vietų nėra. Aš tai, jop, tvai mat. Galvoju, blet, viskas nepareis, žinai, šitas dalykas. Skambinu Domkui, sakau, blet, sakau, visi bilietai išpirkti traukiniu. Sako, tai tu autobusu važiuok. Tai va, karočią, nuvažiavau į 10:30 į autobusų stotį. Ir tipo, nueinu į kasą, sakau, man artimiausia bilietą, sakau, į Joniškį. Ne Joniškį, sakau, artimiausia bilietą į Šiaulius. Sakau, man artimiausia bilietą į Šiaulius. Sako, tai sako, po 11:10. Tai tipo, sakau, kiek mokėt? Aš ten tipo, kai žiūrėjau internete per telefoną, rašau ten 11, kažkiek, žinai, 11,70. Padaviau savo tą neįgaliojo pažymėjimą, sako, už 9 eurus. Aš toks, blet, zajebi, žinai. Ir aš dar paskui dieną prieš tai nusiėmiau 10 eurų, kad tipo iš Šiaulių galėčiau nuvažiuoti į Joniškį. Nu, žinai, nuvažiavau, 3 valandas važiavo, ne.
3,5 valandos važiavau iki Šiaulių, išlipu iš Šiaulių, žinai, galvoju, blet, kur čia eit, žiūriu, o, informacija. Nueinu informaciją, atsistoju eilėj, prieinu prie langelio ir sakau, man, sakau, bilietą į Joniškį, sako, ką tik nuvažiavo, blet. Atvažiuoju 14:43 buvau Šiauliuose, po 2 minučių išvažiavo autobusas į Joniškį, blet, ką daryt, 1:20, žinai. Ir man, žinai, vakarais prasideda akių virtimas, tipo, žinai, tipo, man prasideda akių virtimas vakarais. Ir, blet, aš galvoju, ką daryt, blet. Nuėjau ir sakau, kur čia tualetas, sakau, man reikėjo vandens prisipilt. Sako, tai čia aukšte, blet. Ir nuėjau į prekybos centrą, o ten, blet, labirintas, kurva, ten labirintas kažkoks, žinai. Nu ir, žinai, pakilo šį 3 aukštą, blet, ten per tą labirintą vaikštau, prisipyliau vandens, grįžtu, blet, ir galvoju, blet, valgyt noriu. Galvoju, ką daryt, blet, Domkus ten sako, kebabiniai statys, tipo, pirks kebabiniai, žinai, tipo, pavalgyt. Blet, aš galvoju, aš ant kebabų pinigų neturiu, žinai. Nu tai, blet, nuėjau į Rimi, nusipirkau šitą ausinių lizdą, nes buvo sugedęs, viena ausinė negrojo, čia ausinės ir ausinių lizdas. Tipo, tas džekas, žinai, nusipirkau tą ausinių lizdą, nusipirkau San Diego. Nusipirkau ausinių lizdą, nusipirkau San Diego čipsų, pavalgiau čipsų ir, blet, žiūriu, valgyt nebenoriu. Nu ir tada, karočią, važiavau aš po 16:10 į Joniškį ir buvau, tai aš 11:10 išvažiavau iš Vilniaus autobusu, o po 5:05 buvau Joniškį. Tai, karočią, 6 valandas važiavau iki Joniškio nuo Vilniaus. Nu, žinai, tipo, atvažiuoju Joniškį, skambinu Domkui, sakau, kur tu, blet, esi, sako, ai, sako, mes, sako, prie stoties, sakau, blet, sakau, kur prie stoties? Tipo, nufotkinau jam tokią vietą, ten kašio aikštelę, kažkur tai kieme. Ir jis, blet, pasirodė, tai tipo 1,5 valandos, blet. Aš galvoju, ką daryt, blet, vakaras, mane ramu, nervai ima. Galvoju, blet, žinai, ką daryt. Sako, einam pas mane į chatą, žinai. Net, pasako, einam, sako, kažkokių tai darogų pist. Nu ir, karočią, mes nuėjom prie jo chatos, aš net nežinau, kad ten jo chatą. Nusipirkom šnekorių alaus, jie ten tipo nusipirko mineralinio šnekorių alaus, išgeriau visą alų, nu ir pradėjom filmuoti Matrico šitą linksmybę, žinai, pradėjom transliaciją Matrico per Discordą. Nu ir, blet, ten prisišokom, prisižvengiam ir paskui skambina toksai jaunas vaikinukas, sako, kur darogos, sako, tipo, sako, man reikia 20 eurų, tipo, kad mane nuvežtų iki Joniškio. Tai mes paskui vėl lėjom visą tą kelią iki stoties pasiimtų 20 eurų, o ten, karočią, duris su elektroninė spyna. Sako, ką daryt, blet, neatsidaro, sako, perbrauk kortą. Ir ten, karočią, kortą perbraukė, žinai, perbraukė kortą, pasiėmė tos 20 eurų, grįžtam, jau einam pas jį į chatą, dar toksai Deivis buvo, kitas Deivis ar Deivis, jinai buvo, norėjo jį pakviesti, bet jisai atsisakė. Sako, važiuoju gert kažkur. Nu ir, žinai, nu ir tada mes nuėjom pas jį į chatą. Nu ir sako, blet, sako, sumuštinius kept. Jis pasiėmė tą Žalgirio sumuštinį, pasidėjo ant skurdintuvės ir padarė iš to Žalgirio sumuštinio 2 skurdintus sumuštinius. Aš, blet, valgyt nenorėjau, man, blet, kurva tokie, žinai, toks nervas paėmė, blet, čia vaikščio, čia Matricą filmuot. Filmavau visą Domkaus chatą, kaip jisai sumuštinius gamina, kaip jisai arbatą gamina. Blet, paskui ten tą arbatą pradėjo birėti, ten šiukšlynas pasidarė, pasitė ant stalo. Man, blet, toksai nervas, ką daryt, bet aš atsigult noriu, žinai. Žinai, aš galvoju, sakau, aš atsigult noriu, tipo, aš pamiegot noriu, žinai. Nu ir tada, sako, ištraukė, sako, estišką degtinę, aš toksai pasižiūriu, sako, o, blet, sako, tavo žvilgsnis viską pasako. Ir ten buvo aušy ir ta estiška degtinė. Tai, tipo, man įpėlė ten biški to aušy ir paskui degtinės dar. Aš išgeriau stiklinę, sakau, duok dar. Galvoju, gal pasidarys geriau, žinai. Nu ir įpylė man dar antros degtinės. Ai ne, mes dar prieš tai geriam šitą čefyrą geriam pas Domkų. Nu tai va, žinai.
Ir paskui jau ten pusę 12 nakties skambinam, tai kur darogos. O ten tas žmogus Šiauliuose kažkur nuomojasi butą. Ir sako, tipo, problemos su pana, tipo, pana nenori, kažkosi ten kažką įstabdo, kažkur jį sulaiko, žinai. Nu ir tipo, sako, važiuojam iki Meškuičių, sako, iki Meškuičių atvažiuok stotelės, aš tau paduosiu. Važiuojam į tos Meškuičius, piso ragą užblokavo Facebooką, to vairuotojo, tai va, aš atvažiavau su autobusu, o jo draugas Dominikas atvažiavo su automobiliu. Tai va, aš atvažiavau su autobusu, jo draugas atvažiavo su automobiliu. Ir karočią, sako, Mikulis, sako, davai, sako, pyzdinam į Meškuičius. Sėdom į automobilį, man uždėjo tokią kepurę, kur ten tipo policijos paremėjas ar kaip ten. Važiavom mes iki tų Meškuičių, stovim, skambinam. Blet, Facebooką užblokavo. Skambinam Domkui, sakau, rastų tą vaikį, sako, kuris ten, blet, dingęs. Sako, ir mane užblokavo. Nu tada sako, blet, sako, jį bat, sako, tas Dominikas. Sako, kurva, šiam, blet, pasiguldyčiau ir visus dantis išmuščiau, į burną daužyčiau, žinai, sako. Aš jam visą burną supiščiau, žinai. Paskui mes važiavom ten prie išvažiavimo, irgi Meškuičiuose prie išvažiavimo. Sako, tai kur, blet, tas urodas skambina, signalas pagroja ir numeta ragelį, žinai. Skambina, signalas pagroja ir numeta ragelį. Sako, blet, sako, koks pydaras, sako, darogas pažadėjo ir kurva piso ragą. Tai paskui važiavom, mes grįžom į Joniškį ir ten, karočią, rūkėm šitą tabaką su gilzėm. Tipo, Domkus padarydavo šitas, Domkus paimdavo tabako, pridėdavo į tą aparatą ir padarydavo su gilzė cigaretę, žinai. Tai mes paskui rūkėm. Nu ir paskui, sako, Domkus, sako, ko nori valgyti, sako, kiaušų, sako, turiu. Tai padarėsi kiaušinienę, sakau, blet, tu kur man? Sako, tai sako, tu pavalgęs, blet. Sakau, aha, pavalgęs. Nu ir karočią man davė cepelinų, sako, kiek dėt? Sakau, dėk, blet, 3 cepelinus, sakau, mažiausiai. Įdėjo man 3 cepelinus ir jie karočią, kai aš pradėjau darytis tuos cepelinus, jie nuėjo miegot. Ir karočią, jie tai nuėjo miegot. Aš blet tos cepelinus verdu, praeina 20 minučių, blet, dar verda, pusvalandis praėjo, išvėrė tie cepelinai, pusiau žalių įdarų. Nu ir tada, karočią, aš pavalgiau, ateinu į Domkaus tą kambarį ir, žinai, žiūriu, kur man miegot, ant sofos guli vairuotojas, tas Dominikas, o Domkus, blet, ten ant kasų kaldra, žinai, sakau, blet, sakau, ką man daryti, sakau, Domkus, sakau, turi pagalbę. Sako, eik tu nahui, žinai, kaip jisai man pasakė, sako, aš noriu miego, žinai. Nu ir karočią, aš nusiėmiau šitą megztinį, susilankščiau ir pasidėjau po galvą, žinai, guliu, žiūriu, blet, be 24 ryto. Ar jisai, tipo, sako, mes eisim pas mano tėvus į sodybą pasiimti grineko, kurį dabar va čia jau rūkiau. Sako, pasiimti grineko, eisim pas mano tėvus. Sako, 6 ryto, blet, 6 ryto. Aš, žinai, taip guliu ir taip žiūriu, blet, ima miegas, žinai, natūraliai ima miegas. Nes, blet, visą 6 valandas prasidėtų autobuse, tai, blet, su laukimu, su viskom, blet. Nu, tai man, žinai, nu, irgi yra, nu, buvo tas nuovargis. Nu, ir karočią, aš, blet, užmigau, atsikėliam. Domkus pirmas atsikėlė, blet, balsas kaip kurva, kaip nežinau ko, blet, balsas toks žemas, žinai. Atsikėliam su Domkum. Ir, karočią, sakom, ką daryti, žinai, sako, tasai vairuotojas Dominikas, jisai sako, blet, sako, kad mes būtumėm, tipo, 5 valandą, Vilniuje, mums reikia išvažiuoti pusę 2. Tai mes su to Domkum nuėjom iki jo tėvų, ten kažkokios sodybos, pasiėmėm porą grinekų. Ir tada, karočią, ėjom į parduotuvę. Aš nupirkau Domkui pakelį Camel geltonų cigarečių už 4,70. Sau pasiėmiau šitą LD Compact. 2 pakelius, LD Compact 2 pakelius pasiėmiau sau.
Ir tada, karočią, mes ėjom iki kebabinės, ėjom pro aplinkui per tą stotį iki kebabinės. Tada kebabiniai paprašiau, kad man nupirktų, dar tiesą, mes kai buvom, tai mes buvom parduotuvėje, paskui ėjom tai kai mes išėjom iš parduotuvės, mes ėjom valgyti pistacijų torto pas Domkaus močiutę. Išėjom iš Domkaus močiutės, ėjom į kažkokią tai ten krautuvę ir nupirko man milkshake, tipo pieno kokteilį su braškių sirupu. Bet sakau, nahui neskanu, sakau, neskanu, žinai. Ir tada mes ėjom į kebabinę, ten buvo du mentai stovėjo. Sako, tik tai nieko nesakyk apie grinekus, nes nesitarkti po tų grinekų, žinai. Buvo mes toj kebabiniai. Ir tiesai, Domkus jau buvo paskambinęs iš mano telefono, užsakė šavarmos kebabą. Aš sakau, man paprasta, maža. Ir paskui mes ėjom, žodžiu, vėl grįžom iki Domkaus chatos, dar užėjom parduotuvę, pasiėmėm šnekorio alaus, kaip ir pirmą dieną. Ir jisai tipo paėmė bongą. Ir tipo, sako, Mikulis, sako, tu trauksi bongas. Pirmą kartą gyvenime traukiau. Tai skonis, toksai miško aromato, karočią. Aš dabar tik tai supratau, kad čia miško aromatų skonis. Man neskani šitos šiškos, šitas rūkalas, man neskanus. Nežinau, aš esu pirmą kartą, kai rūkiau normaliai, pirmą kartą, kai rūkiau normalią žolę, tai buvo toksai pušų aromatas. Bet čia tas pas tik daug stipresnis. Čia panašiai kaip pušų aromatas, tik daug stipresnis. Nes kai mes pirkom tą pušų aromatą Karoliniškėse čia 21 metais, prieš rugsėjo mėnesį, rugpjūčio kažkelintą dieną, mes tipo labai daug tabako sumaišę. O čia faktiškai čia yra grynas dalykas. Tai labai stiprus skonis ir aš nepratęs ir man blet neskanu, žinai, buvo. Aš užsikosiau ir paskui praėjo ten kažkiek laiko, Domkus sako, mane nuvežkite iki kirpėjo. Tai ir tada mes jau išvažiavom, jį nuvežėm iki kirpėjo, žinai, Domkų. Ir tada mes per aplinkelius važiavom per Molėtų plentą, Ukmergės gatve, paskui Molėtų plentų, nuvažiavom iki Didžiosios Riešės. Ten yra iki parduotuvė. Aš sakau, aš ir myšti ir šik noriu, sakau, aš bet į tualetą noriu, žinai. Būčiau apsidaręs, karočią. Eina mes ten iki to tualeto, sako, aš neturiu 50 centų, sako, reikia. Aš taigi pys, žinai, pasižiūriu savo rankinę, žiūriu, yra. Aš visą laiką rankinę laikau ten skyrelį grinus pinigus, žinai. Aš visą laiką skyrelį laikau grinus pinigus, įmečiau tos 50 centų, sako, ir aš noriu myšti, ir karočiai atsidarė duris, dviesiai įėjom. Aš atsisėdu ant šikano, pašikau, pamyžau ir žiūriu, nėra popieriaus. Tai gerai, kad, žinai, aš turėjau, ir tiesa, ir Joniškį, kai mes ėjom iš kebabinės iki Domkaus chatos, aš sakau, šik noriu. Tai sako, ten yra tualetai, ten Joniškį pastatytas viešas tualetas, ten viskas yra, tik tai šik popierio nėra. O kai nuvažiavom į Riešę, karočią, už tualetą 50 centų, nueini į kabiną, o popieriaus nėra, neįstatytas, pasibaigęs popierius. Tu moki 50 centų už tualetą parduotuviai, bet popieriaus, jie padėti negalėjo, supranti. Ir tada, sako, prisiminiau, kad Domkus prašė paskambinti, kai grįšiu. Tai nuvažiavau aš nuo tos Didžiosios Riešės 87 iki Jeruzalės. Ir paskambinau ir grįžau. Ir dabar nusiskutau. Tai va tokia istorija. Ten pizdė, sako, kas ten sako per dalbajobas. Tipo, kai mes ten 11:30 naktį skambinom Darogų pist, tai tipo, ir dar buvo Domkaus, tipo, brolis buvo pakviestas. Bet jisai sako, čia pimpalų, sako, dešrų balius, sako, nėra merginų, sako, vien tik vyrai, sako, tai jo mergina pasakė, kad nenori važiuoti. Ir buvom, karočią, buvom aš, buvo Mindaugas Domkus ir Dominykas, kuris vairavo, kuris mane parvežė į Vilnių. Tai mes buvome tryse, dar norėjo tokį Deivį prispaus, kitas Deivis, buvo toksai baltalietuvių panašus,
Tai norėjo tą Deivį prispausti į chatą priimti, bet jisai kažkaip dingo, nekėlė ragelio ir, žodžiu, mes buvom trysia. Aš, Mindaugas Domkus ir Dominykas. Tai, blet, Mindaugo chata kokia, kiek čia minučių, 20. Blet, kokia Mindaugo chata, ten kambariai kokio dydžio. Eik tu savo, ten kokio dydžio kambarys. Balkonas per 2 kambarius ten ilgio. Eik tu savo, ten virtuvė achujiena. Skalbimo mašina virtuviai. Tik vonia apšikta, žinai. Tai va, dar ten papasako tas Dominykas apie tai, kad jisai bendravo su Domku žmona. Sako, jinai skundėsi, kad Domkus ją terrorizuoja, skriaudžia. Pas Domkus, sakė, jam užėdavo priepolį ir jisai tipo būdavo, nevaldydavo savo emocijų ir pradėdavo durniuot, žinai. Tai tipo sako, man papasakojo, kad ta Sara Gečutė, Sara Domkė, papasakojo, kad, jis papasakojo, ką jinai jam rašė, sako, Domkus labai norėjo vestis, labai norėjo tuoktis, o kai susituokė, pradėjo nebevaldyti savo emocijų ir bžiauriai elgtis. Tai va. Nu ir karočią, tas Dominykas mane pametė prie riešės iki. Aš taip šik norėjau, blet, įmetu 50 centų, nueinu į kabiną, popieriaus nėra. Tai karočią, aš pašikau, pamyžau ir su savo servetėlę, kur turėjau tašį, nusivariau subinę. Nu ir karočią, paskui reikėjo laukti, nu tai va. Jis man parodė, kur stotelė yra prie iki parduotuvės. Ir ten, karočią, yra 4 kryptis. Viena į vieną miesto pusę, kita į kitą miesto pusę, bet autobusai stojo toj pačioj stotelį. Nu, toj pačioj vietoj. Tai va, grįžau šiandien namo, nusiskutau ir padariau vlogą. Tikiuosi, kels pas mane jau veikia 5G internetas. Tiesa, tas Dominykas sako, jam atsiuntė 4-dienį pasiūlymą. Tele2 pradėjo siuntinėti pasiūlymus dėl mobiliojo ryšio. Tai sako, jam 21 eurą siūlė, o man karočią 15,90. Nes aš, kai grįžau iš Ąžuolyno klinikos, aš nuėjau į biblioteką, užpildžiau formą, parašiau savo numerį, man pasiūlė labai gerą planą už 13 eurų be 10 centų. Man pasiūlė gerą planą už 13 eurų, aš tą pasirašiau, priėmiau. Ir kadangi pas mane planas buvo mažesnis nei pas kitus, man pasiūlė santykinai patį pigiausią 5G internetą už 15,90 centų. Tai man pasiūlė patį pigiausią 5G internetą. Dabar reikia parūkyti. Tai va, karočią. Šiaip tikėjausi kažko daugiau, tikėjausi, kad bus dachuja žmonių, kad bus linksma, kad mes šoksim, klausysim muzikos. Tikėjausi, kad bus kažkokių tai narkotikų, bet nieko nebuvo. Va tik tai grineką susuko man 2 grinekus. Ne, parūkiau bongą per grineką, įdėjo grineką, parūkiau bongą ir susuko man 2 šitus kasekus. Susuko 2 kasekus. Aš šitą parūkiau bongą, susuko 2 kasekus ir išvažiavau namo. Tai va. Davai, hebra, jau čia 23 minutės.